čia yra pokalbių laida, pokalbiai prie Kebė. Pirmasis šios laidos svečias yra komikas Benediktas Drungėla. Jo, aš. Aš nežinau, ar aš laikau savo komiką. Kodėl? Nes nepragyvenu iš to, nežinau. Bent jau kol kas. Bet gaunu kartais pinigus. Jo. Nu jo, žvengia žmonės. Jeigu pasiseka, tai kartą. Ką nuveikti šią savaitę? Iš komedijos pusės. 2 openuose buvau realiai. Daugiau nieko. 0 bayerių pasirašyta. 0 kažkokių tai kitų idėjų pasirašyta. Tiesiog buvo nueita į open mic'us, papasakota ir nulipta. Patobulėjimo 0 absoliučiai. Labai dabar straglinu bayerius rašyti, jau biškai gerėja situacija. Biškai daugiau pasirašau idėjų, bet mano tie bayeriai labai nestandartiniai, trumpi. Jeigu aš parašau naują bayerį, gaunasi kažkur plius minus 10 sekundžių. Okay. Kaip save pristatytum? Įsivaizduok, kad tu dabar esi geriausiam pasaulio podcast'e, įsivaizduok tave dabar pristatinėje, kaip tave pristato. Kaip aš norėčiau, kad pristatytų? Kaip norėtum ir kaip pristatytum? Gerai. Kaip norėčiau, kad pristatytų? Žmogus, kuriam nereikia pristatymo. Benediktas Drungėla. Aš taip norėčiau, kad pristatytų. Kaip iš tikrųjų pristatytų, tai žmogus su... Ne, šiaip aš pasakysiu, kaip mane visada prieš open mic'us pristato. Žmogus su kitokiu humoro jausmu. Biškai kitoks, ypatingas. Kaip mokyklai. Niekad nepamini, nieks didelės nosies? Labai dažnai pamini. Dabar atsitraukit visus su kėdėmas senas, jums didžianosis. Ja. Man sako, gal jūs jo ir neprisiminsit bendrai, ar jo komedijos, bet nosi tikrai. O kiek laiko komedijos? Komedijai 1,5 metų. Pirmą kartą stand-upinau 23 metų vasario 24. O kaip tavo pirmas pasirodymas buvo? Labai blogai? Ar... Pirmi, kaip ir daugumai, neblogai. Nes tu neiškart lipai su online'eriais, aš atsimenu. Pirmi daugumai būna geri pasirodymai, didžiai daliai komikų, kurie pasirodo. Antri visada būna hujovi. Eina savo šiaip pirmas pasirodymas. Tipo, tuo momentu atrodė, kad neblogai pasirodžiau. Bet dabar prisiminus labai blogai buvo. Ta prasme, gavau juoko, bet buvo draugų nemažai visą kitą, tai gal tas prisidėjo. Labai buvo pirmas blogas pasirodymas, žinai dėl ko, kad aš padariau viską, ką įmanoma blogai, ko nereiktų daryti lipant pirmą kartą. Aš tiesiog pradėjau, nes Airidas buvo MC, nes buvo komunijos open mic'as, Airidas buvo MC, aš tiesiog pradėjau ant Airido stumti vidury savo pasirodymą. Aš taip pasakau, aš daug švepluoju ir mikčiuju, tai aš kaip Airidas Jankus, tik ne nacis. Kodėl aš taip pasakiau, čia nei juokinga, nei ką aš nesuprantu, aš tiesiog, kodėl aš ant Airidos, man nereikėjo šito daryti, bet aš tiesiog pagalvojau, kad čia žiauriai juokinga, nereikia taip daryti. Čia pirmas dalykas, kurio nereiktų daryti. Stumti ant MC ir šiaip Airidas žiauriai malodės prieš pasirodymą, buvo žiauriai palaikantis jo, tai tipo, ką veiki, gyvenime bendrai, pasikalbėjom ir šiaip žiauriai malodės buvo ir aš lipu ant savęs ir belenkai sustumiu ant jie tiesiog. Ką po pasirodymo sakė? Aš perėjau, sakau, kaip pasirodymas? Nieko. Aš apsirengdavau kiek įmanoma blogiau, ta prasme galvodavau, kad čia žiauriai juokingai yra tiesiog blogai apsirengti. Aš atsimenu, tu ten su Gryčiu kiniais kažkada. Jo, su Van Damme, ten vieną kartą atėjau ir treningais ir benen kaip dideliais batais. Vieną kartą atėjau po tapkiam, ilgom kojiniam, šortais ir treningų, kur nusėmiau vieną tipą rankovę. Buvo tiesiog. Jo, ir iš pradžio aš maniau, kaip ir visi, tipinės istorijos apie antrą pusę, apie tėvus ir visą kitą. Būdavo geriau, būdavo blogiau, bet dažniausiai būdavo blogiau. Ir toks, gama, reikia kažką keisti, nes čia tai nesigauna. Pradėjau kažkaip turėjau tokių trumpesnių bayerių, ten apie sepsį, kolą tipo ir panašiai. Ir pabandžiau ir visai veikia. Ir atsimenu, į vieną open mic'ą kažkaip po naujų metų atvariau, 24 metais pradžioje. Į studiją Dimtys pas Nedą. Ir tiesiog buvau, turėjau savo senus bayerius tos ilgesnius ir turėjau kokius 6 one-linerius, tos trumpus tokius. Pasibandžiau ir visai ėjo. Aš toks, čia kažkas yra. Ir tada papasakau tos one-linerius gerai su jo, tada grįžau prie savo tų senų. Neina tie seni, tipo, kur jau patikinti turėtų jokingai, nebesiekit. Ir visai dabar neblogai sekasi. Na, tai tikrai dabar labai prapopinai su tais one-linerius. Kaip popinu, tipo... Tas, turiu menį, breakthrough'as, tipo, matas, kur nes dabar, aš nežinau, kiek aš tave dabar matau, kiek tu užlipai su one-lineriai savo, tipo, nėra, kad į tylą, žinai, sukalbėtum, tipo, visai prajuokinį kažką. Nėra, kur, tipo, nes, tipo,
pas mane kai tie pilnesni bitai būna, žinai, vakar džumpa buvo, kur sakai ir atrodo, kad, ble, aš matau žmonės, bet atrodo, kad jų nėra. Antiek tylu, jo. Ar man demencija, ar kas? Ir tas, žinai, tipo sunkiau, o su online'ais aš biškai pavydžiu, kad tau, nes aš kažkada bandžiau su online'eriais, labai blogai buvo, pizda, kaip blogai buvo. Man iš černios nesklausiu, kas čia buvo, ką tik. Skriaudė mane 2 savaitės gal. A ne, tai blogai buvo. Labai blogai buvo. Vema jo, nes turi būti, man atrodo, atitinkamas ir charakteris, ir tas, kaip tu tą bairį pasakai, ir tyla visa, ta prasme, kaip deliverini, labai viskas susideda, daug dalykų. Bet dar būna su, tarkim, žodžių žaismu, kur šiek tiek dar žmonėm reikia pagalvoti apie tai. Ta prasme, aš pasakau bairį ir jie iš pradžio dar nesiekia, praeina 2 sekundės ir tada pradeda juoktis. Tai aš būna tiesiog tyloj, kartais taip pastoviu. Ir tada žmonės taip pradeda. Kartais net pati tyla, atrodo, pabrėžia punchline'ą. Jo, tai tyla žiauriai yra svarbu, ypač kai sakai trumpus bairius. Būna, kad aš ant scenos užlipu ir tiesiog patyliu pirmas kokias 50 sekundžių, aš nesisveikinu. Visi komikai, kai užlipa ant scenos, sako, labas vakaras Vilniuje ar Kaune ir paplokim dar kažką. Ir tada pasikuria publika, o aš tiesiog užlipu tyliai, nieko nesakau, pastoviu, pamojuoju rankom. Kartais tiesiog man užlipus ir pastovės jau žmonės pradėjo juoktis ir tada ten pasakau apie maistą greitą kažką ir tada būna dar. Jo, bet aišku būna, kada ir blogai pasirodo. Ne tai, kad ten absoliučiai niekas nesiveikia, taip porą kartų gal yra buvęs tais onlineriai. Bet dažniausiai bent jau keli yra tokie, kur pralaužia žmonės. Turiu anekdotą. Nori? Da, aš jau. Apie balandžius vieną. Jo. Na, rimtai. Todėl ir prisiminiau. Bet čia ne mano. Eina mama su sūnum. Sūnus sako, ei, balandžiai va yra, žiūrėk. Tik gaila, duonos nėra. Mama sako, tai valgyk be duonos. Sekit šitą žmogų Instagram, maldauju. Jūs daug ką praleidžiat. O tu turėjai heklerių? Vienas iš blogiausių pasirodymų jaučiu, kur esu buvęs. Bet su onlineriais, kad darėjai, ar? Su onlineriais. Okay. Nes man šitas įdomu, kaip tu... Klaipėdos kolegija darė studentam pirmakursių stovyklą. Pakvietė mane ir Bulbenkovo. Ten buvo sodyba ir mes atvarėm su Bulbenkovu ir nei kolongės, nei mikrofono nieko nėra. Bulbenkovo sako, o tai duosit mikrofonus? Sako, tai jeigu norit, galim suveikti. Okay. Bet jau atvažiavus. Na, aišku, mes patys nesuderinom nieko ten panašiai. Tai atnešė kolonėlę ir vieną mikrofoną, o mes turėjom stand-upinti ten po 15 minučių ir tada pokalbį turėt su juo. Tai mes būtume turėję tą vieną mikrofoną dalintis pirmyn atgal. Po to nusprendėm tiesiog. Bet tu su Bulbenkovu turėt pokalbį ant savęs? Jo, su Bulbenkovu. Bet čia nebuvo blogiausia dalis, kas... Jūs realiai viens kitą apšildė. Čia nebuvo taip, būtent. Čia nebuvo blogiausia dalis. Buvo blogiausia dalis, kai aš pasirodžiu, nes iš pradžių užlipo. Atėjo, nes ten jie tiesiog sėdėjo ant pledukų, aplinkui, ta prasme, ten sena, tai atrodo, prie kryžiaus buvo. Jis buvo sąmoningumo stovykloje, tada studentas. Jo, ten prie kryžiaus, tai pabūtų tiesiog ten mažas toks kaimelis ir ten visi susėdo. Ir Bulbenkovas pasendapino, pakrodvorkino, tai jam visai neblogai suėjo ir tada atėjau aš ir belenkai bombinau. Labai pagavo mano humorą tikriausiai. Gal tiesiog dar. Buvo antram kursą suprasti. Vienas bičias prieki sėdėjo ir aš pasakau bairį ir jis toks, okei. Aš pasakau kitai toks. Jis literaliai buvo tas auditorijos, žinai, bosas, kur jeigu jis juoksis, visi juoksis. Stalo komendantas. Va. Ir tada dar kažką pasakau ir jis toks, reikia pasistengti. Ką? Ir tu toks, aš nespėjau užsirašinėti. Tiek daug nautų. Bet to čia buvo toks heklinimas, jau čia žiauriausias. O tave heklina? Buvau tokiam renginį psichodelikos vakaras, tipo, dabar to, kad tiesiog susirinkom ir tripinom. Ten tipo skaitė poeziją ir norėjo stand-upą įmest. Kas Kaune žino Godo bare, ten toje atvaroj terasui, tai ten labai atviras laukas buvo ir girdėjęs ten su kolonkim. Ir jo kažkoks etatinis bomžas ir kažką jis pradėjo rėkti, aš ten turėjau bitą apie skiepus tada. Čia buvo COVID laikotarpiu. Ir jis ten pradėjo rėkti, nes aš tipo, kažką apie skiepus ir jis nepatiko jam. Ir jis pradėjo rėkti, sako, tu žasiuk kažką.
Ir aš kažkaip vietai išsivarčiau ir kad pirmą kartą gavas, kad on spot ir gerai gavas. Okay. Va tada prajuokinau bent jau žmonės. Toliau, ką sakiau, ne. Labai nesėjo. Ką aš čia dar noriu pakalbėti? Ai, kaip tu bairius rašai? Onlinerio bairo rašymo procesas. Dažniausiai kažkokią tai jau mintį būnu sugalvojęs. Bet tai tau random ateina, tipo, Jo. iš tų randominių, kaip gatvėje eini, tam Jo, kažką? gatvėje eini, maudai, sportuoji, vaikštai, šiaip kažką veikia ir tiesiog, okei, apie šitą galiu pajuokoti. Atsiversiu paskutinį nautą savo, kurį buvau pasirašęs, kad mačiau dienos centrą pavadinimu Šviesa. Ir tada galvoju, nes čia yra tikrai kažkas, su kuo galima sužaisti, ar su dienos centru, ar su šviesa kažką, tipo, kad dienos centras naktis. Dar esu pasirašęs Pituchelio teoremą. Nežinau, ką čia. Pituchelio teoremą. Tipo, kaip Meibachas Pitagoro teoremą vadintų. Dar važiavam vieną kartą į Gigą į Kauną ir pravažiavam motociklas ir tada pagalvoju, tiksliau, buvo iki Kipro šalia, sako, o tai motociklų vairai Anglijoje irgi kitoj pusėje. Tai vienu žodžiu, tiesiog būna susigalvoju idėją, kad čia kažkas gali būti juokingo, arba, jau būna kartais tiesiog jau visą bairį sugalvoju, bet būna prisėdu, susirašau tas idėjas ir tada bandau dar kažką papildomai. Ir būna sugalvoju vieną dalį, jau papasakoju, ir kaip veikia jau, bet tada dar kažką papildomai sugalvoju ir dar kažką, ir tada dar kliuoju. Jo, ir dar tada padeda. Nes man įdomu, nes aš dabar bandau atsakingai atsisėsti ir rašyti, ganai daryti, dabar einu atsisėsti, rašysiu bairius. Jo. Ir noriu mirt. Labai sunku ir man įdomu, ar tu online'erius taip rašai. Labai sunku. Aha. Todėl aš labai mažai rašau. Nes yra labai sunku prisiruošti, prisiversti. Nes ar tu atsiversi, žinai, random word generator ir ten atrašo, nes šiaip hujausio idėja man buvo atsidaryti, nes išmeta labai nišinius žodžius. Mitochondrija, tipo quintessence ir toks equilibrium. Labai jokingi žodžiai šitą. Kaip man dirbs su šito? Jo, yra šitas. Labai sunku su random word generator, tai aš nenaudoju. Aš irgi bandau atsisėsti ir kažką sugalvoti ant vietos, ta prasme, tiesiog iš idėjų. Balandžiai, hujandžiai. Jo. Bet labai sunku. Aš noriu prisiversti atsisėsti, bet aš net neatsisėdu, ta prasme. Čia yra sunkiausia dalis. Sunku, žiauriai yra tiesiog prisėsti, pradėti. Sunkiausia visada, bet ką darysi, yra pradėti. Man čia yra blogai. Šiaip aš galvoju dabar pabandyti patestuoti, nes irgi turiu tą patį dalyką, kad retai sėdu rašyti. Pastarojim batu pas mane gaunas arba dieną prieš, arba dabar net tą pačią dieną. Jo, same. Ir tada labai ir nueini į tą depresiją, nes tu mažai tam skiri laiko ir tu galvoji, kad tu nebejokingas ten viską. Tai aš galvoju, pabandyti savaitę laiko, va čia tai tu atsimėtus darbų tipo, kur turi biškių. Ir savaitę laiko sėst ir gerai atsikeli, naucai ir bandyti kažką stenėti, bent jau, tipo... Jo. Jokingų minčių bent jau pasirašyti kažkokiu, nebūtinai pilną bitą. Jo, sakyčiau, gera idėja, bet aš esu 2 savaitės neėsiu jau per maikus, kad galvoju, dabar tai tikrai pasirašysiu kažką per savaitę. Nieko, absoliučiai. Bet tu gal neužsidėjai disciplinos to dalyko kažkokio. Jo, tas gal tame problema buvo. Aš kartais galvoju, kad gal būna, kad strigimas tais bairių rašymais, kur nėra to skausmo kažkokio vidinio. Arba, per gerai gyveni, arba, mindsetas, geras, psichologiškai gerai gyvenu, tarkim. Ir gal dėl to nesirašo, o rudenį, visos rudenės depresijos prasideda dar kažkas. Tai galvoju padės, ne? Nes jau sakė, rudo prasidėjo ir... Aha, bet aš šiaip žiauriai gerai jaučiuosi, psichologiškai, fiziškai, aš sirgau dabar biškai, irgi prieš tai. Bet šiaip gerai jaučiuosi visom prasmėm. Nemažai gyvenimas pasikeitė per paskutinį mėnesį ir porą mėnesių. Bet rudeninės depresijos bent jau kas nėra. Bet man žiauriai zaibys viskas, ta prasme. Tai aš nežinau, ar iš to ir ką buvau sugalvojęs, tai ne iš to bus blogesnio, ar ten gyvenimo, ar skausmo tipo panašiai. Tiesiog juokingas mintis atėjo. Nes susikoncentravau į tai labiau. Per vasarą kažkaip mintis visai kitur buvo. Šiaip esu atkreipęs įgūdėmis, kad jeigu labiau susikūpi tiesiog ties rašymu ar kažkuom, išspaudai vis tiek. Man buvo vienas kartas, buvo kur, gerai, dabar visą tą dieną paskirius rašyti bairiam. Ir sėdėjau visą dieną ir vaikščiau ten dar kažkur pasirašiau, paskui žiūriu, labai gerai. Ir tada galvoju, kitą kartą sėdė vėl tą padaryti, galvoju, čia man pasisekė praeitą kartą. Ir nieko neišspaudė. Bet tada vėl išspaudė, kokį bent vieną mildly gerą. Bet kai dabar leist minutų pasirašymai, tai dar kažkas, neina. Nes tu paskutinę minutę bandai būti juokingas tiesiog. Spaudė smegenis, neišeina jo. Per prievartą neišeina. Komedija sunku. Jo, ne. Gerai, matau su temą. Tai galėjau šauti į tą arba tą kamerą, pasireklamint palinkėjimą, ką nori.
Aš nežinau dar formatą, aš vakar sugalvojau šitą video. Tai ką, aš esu Benediktas Rungėla, trumpų bajerių Magnatas. ir komedijos genijus. Ką sakai? Magnatas. Magnatas, ne. Genijus esu komedijos. Tai pasiekit Instagram'e, kol kas daugiau nieko neturiu. Tik kelis bitus įsimetęs ir ateikit į pasirodymus, palaikykit komikus, pasijuokit, gyvenkit ir išvenkit. Taip, iki kitos savaitės.